Sveiki, mėlyjeji. Šiandien mes kalbėsime ir nagrinėsime labai įdomią temą. Nors aš nesu labai giliai pasiruošusi kalbėti, bet vis tiek nusprendžiau įrašyti video, todėl kad artimiausiu metu neturėsiu daugiau tokios galimybės. Bet šita tema yra ypatingai svarbi, nes praktiškai visi klientai, kurie kreipiasi astrologinės konsultacijos, jau patyrė šitą procesą. Ir šitas procesas vadinasi psichologijoje vidurio gyvenimo krizė, bet tai yra dvasinė krizė. Ir jinai astrologijoje, jeigu mes žiūrim horoskopą, dažniausiai sutampa su sadisati periodu. Taigi per sadisati periodą, kas nežino, sadisati periodas trunka 7,5 metų. Per tą periodą šitas procesas inicijuojamas. Ir šitas procesas yra ypatingai svarbus kiekvienam žmogui, nes dvasia, ne siela, dvasia pradeda skleistis ir pradeda stumti mus eiti savo keliu, realizuoti savo užduotis. Kada šitas periodas, plius minus jis prasideda? Psichologijoje nurodoma, kad maždaug nuo 33 iki 45 metų šitas procesas prasideda. Bet mano klientai pagrindė ir yra šitame periode. Bet aišku, tai nėra tokia jau griežta riba, tai, taip, išskaičiavo plius minus. Bet aš manau, kad jūs, kai klausysite apie požymius, jūs irgi atpažinsite save. Nors tai nėra vienintelė krizė, kurią mes praeiname. Pirmiausia krizė yra gimimo krizė ir mes visi patyrėme gimimo krizę. Ir sekanti krizė, jinai įvyksta perėjimas nuo vaikystės į paauglystę. Ir tuo metu, tai yra apie ten 12 metų, sakoma, kad siela pradeda atsiskleisti. Ir tada jau su vaiku mes galim kalbėti apie tai, kas jis yra, kokia yra jo užduotis, ką jis galėtų ir norėtų atiduoti į šį pasaulį. Ir tuo periodu vaikas liktai miršta, kabutėse, aišku, baigėsi, tas vaikiškas kūnas, jis keičiasi, taip, vaikiškas mąstymas jau irgi, jis nutolsta, ta priklausomybė, separacija turi prasidėti, priklausomybė nuo tėvų, jinai irgi tirpsta ir šitas procesas būtinai turi įvykti, nes jeigu šitas procesas neįvyksta šiuo laikotarpiu, tada ta dvasinė krizė, gyvenimo vidurio krizė, jinai bus labai sunki, nes reikės užbaigti tai, kas nebuvo užbaigta ankstesnėse stadijose. Taip. Ir paauglys liktai jau pradeda reikštis, aš ir visuomenė, jis jau išeina už šeimos ribų, taip, ir jis jau pradeda kažkaip ieškoti savo vietos sociume, todėl mes ir kalbame apie tai, kad jau vaikams apie profesiją galima kalbėti nuo 12 metų, jau pradėti, ne tai, kad galima, o jau reikia pradėti apie tai kalbėti. Ir jau kažkokius gyvenimo planus jis jau turi turėti ir savarankiškos, taip. Ir po to jau ta gyvenimo vidurio krizė, bet jinai yra viena iš tokių ir svarbiausių mums, nes jinai susijusi būtent su dvasia. Ir mes turime atskirti sielą ir dvasia. Dvasia tai yra ta tokia aukštesnė substancija, jeigu taip galima pasakyti. Ir kas vyksta per šitą krizę? Senosios programos, kuriuos buvo visos, liktai suformuotos iš ego, pradeda griūti. Netikras identitetas mūsų pradeda nykti. Ir mes pradedam tokį perėjimą prie brandžios dvasinės asmenybės. Ir mes kūrėm tuo periodu gilius santykius. Turi atsirasti tas gilus ryšys aš ir Dievas.
Daug pas ką dabar tai įvyksta net ir anksčiau nei 33 metai, bet tada tai yra tam tikrų santykių patikrinimas, nes ėjimas į tą santoką, taip aš ir Dievas irgi gali būti iš baimių, gali būti, na, iš kažkokių netikrų programų ir čia bus patikrinimas. Ir iš naujo mes peržiūrėm vertybės, karjerą, šeimą, tėvystę, sveikatą, pasaulėžiūrą. Visą tai reikia audituoti. Šitas periodas ir skirtas tokiam auditui ir nereikia jo bijoti. Jeigu jūs paklausysite mano video, labai seną, bet trumpą apie sadisatį, aš kalbu, jeigu per astrologinę prizmę, kad tai yra asmeninis coachingas, planetos Saturnas, kuris yra pagrindinis karminis mokytojas su žmogumi. Taip, ir kada iš pasąmonės kyla visa tai, kas jau atgyvena, visos tos programos, kažkokios baimės, na, kažkokios neužbaigtos situacijos, taip, ir mes turim visą tai užbaigti ir paleisti. Nu, tai ir yra šitas procesas. Galima dar ten paklausyti, kitais žodžiais bus trupučiuką taip daugiau per astrologiją. Ir sakoma, kad dvasinė krizė, gyvenimo vidurio krizė, tai yra vartai į va, tą ryšį su dvasia, į naują energiją. Jeigu žmogus nepriešinasi šitam procesui. Taigi šitas procesas, jis yra kaip gimimas. Vat, pirma krizė, gimimo krizė ir tas gimimo procesas, jis nėra toks jau malonus, taip, bet po to yra malonu, po to yra gyvenimas ir naujos galimybės ir taip toliau. Taip ir čia pats tas momentas, kai reikia viską įvertinti, peržiūrėti, ne visada būna malonus, viskas priklauso nuo to, ką mes darėm iki to, kiek mes sukūrėm netikrų konstrukcijų ir visos tos netikros konstrukcijos turės žlugti. Taigi tai yra periodas, kuris vadinasi išėjimas iš ego programų. Taigi ego praranda liktai savo gyvybingumą ir toksai prasideda perėjimas į autonominį maitinimą. Taigi visą tą, kurie šaltinis nustoja finansuoti energiją mūsų va šitas netikras programas. Ir tada būtent atsiranda beprasmybės jausmas. Apatija, trūksta liktai įkvėpimo, nėra energijos, nesuprantu, kodėl aš čia esu, ką aš darau, kodėl aš visą tai dariau iki šios dienos, kodėl mane tai įkvėpdavo anksčiau. Tai vat, na, toksai taškas, viskas nustoja finansuoti, kaip ir nepaduoda elektros ir tada viskas tampa beprasmiška. Ir mes šito proceso pasirinkti negalim, mes negalim jo sustabdyti, mes negalim sąmoningai jį įjungti ar išjungti. Vėlgi, tai yra gimimo procesas. Kai moteris yra nėščia, jinai negali pasirinkti, kada prasidės gimdymas. Na, aišku, mes ten bandom per cezario pjūvį, bet jeigu viskas vyksta natūraliai, taip tada šitas procesas tiesiog įsijungia. Ir jeigu moteris priešinsis šitam procesui, tai aišku kainuos gyvybę vaikui ir jai. Jeigu jinai pasiduos šitam procesui, tai nauja gyvybė ateis į pasaulį. Tai čia vyksta tas pats, va, ta pati analogija. Ir tai yra toksai autonomiškas procesas, sužadintas mūsų, nu, mūsų esybės, mūsų energetiškai sužadintas procesas. Ir reikia irgi priimti šitą nuostatą, kad augimas, transformacija šitame pasaulyje, šitame materialiame pasaulyje, šitoje planetoje nevyksta be, na, krizinių situacijų, be išėjimo iš komforto zonos. Nu, tokios yra sąlygos. Galima priešintis, galima nepriimti, galima ten save bandyti įtikinti, kad čia viskas aš tuoj taip labai ramiai visas transformacijas praeisiu, visur savo padarysiu, kad man būtų patogu, nu nepavyks. Taigi, kada mes matom realybę, kada mes priimam, tada ir mes turim mažiau streso.
Taigi, tai yra būtina sąlyga, kad vis tiek tam tikra krizė bus. Pas kažką labai didelė, pas kažką ne, bet vis tiek jinai kaip ir to laikotarpio dalis yra. Taip. Ir per tą periodą, kaip ir minėjau, labai gerai tokį auditą daryti, pažiūrėti, ką aš gyvenime nuveikiau, ką aš praėjau. Ir ne tam, kad save kaltinti, taip, o kad pamatyti, kaip aš atsidūriau būtent šitame taške. Taip, kokie sprendimai, kokios klaidos, kokie teisingai sprendimai atvedė mane į šį tašką. Ir pamatyti save realiai, suprasti ir priimti, kad aš dabar esu toks, koks aš esu, vat ant šito slenkščio, taip, ir, nu, pamatyti, kai vat reikia auditą finansuose daryti, reikia pamatyti realią situaciją, nes jeigu tu nematai realios situacijos arba jeigu reikia balansą daryti ir tu neturi tikrų duomenų, tai ir visas tas procesas irgi bus netikras ir nereikalingas ir nereikšmingas. Ir va tame taške reikia priimti save ne kaip kažkokį paklydusi, pralaimėjusi, taip, bet kaip žmogų, kuris eina tam tikrų kelių ir šitas kelias turi prasme. Ir va tai yra labai svarbu. Viskas, kas nuveikta, viskas, kas nueita, viskas turi prasme. Ir kažkokius neišgyventus momentus išgyventi. Taip, ir vat, tai padeda psichoterapija, jeigu tokia dvasinė, gera, teisinga psichoterapija. Taip, aš irgi tokias sesijas vedu per astroterapiją, per regresinę terapiją, per darbą metaforiniam kortelėm, pagal vertybėmis grįstą psichologiją. Tai yra svarbu, nes visi šitie neužbaigti etapai, neužbaigti procesai, jie vis tiek prašys dėmesio. Ir iš tikrųjų, vat, per tą periodą turi tas ryšys glaudus, tikras ryšys, su- tyras ryšys ir tikras su dvasia, jis kaip ir tą transformaciją paleidžia ir jis tą transformaciją padaro. Ir suvokti, va, tai yra tas taškas, kada reikia priimti, kad mes esame dvasinės būtybės, kurios išgyvena žmogiškąją patirtį, o ne atvirkščiai. Mes dvasinės būtybės, kurios dabar išgyvena žmogiškąją patirtį. Bet tas suvokimas turi ateiti. Suvokti, kad aš nesu šitas kūnas, aš nesu mano mintis, aš nesu mano emocijos, aš nesu mano darbas, aš nesu mano vaikai, aš nesu mano vyro ar žmonos dalis. Toksai suvokimas, kad aš esu dieviškąją būtybę. Ir kas yra priėmimas to proceso ir apskritai į ką reikia pereiti, turi atsirasti, jeigu jo nebuvo, jeigu buvo, tai patikrinti, ar jis yra tikras ir toliau jo remtis. Principas, kad ne mano valia, bet tavo valia. Taip, nes mano valia tai ego konstrukcijos. Tavo valia tai yra dvasios kelias. Ir tam, kad šitas procesas praeitų sklandžiai, ego turi būti brandus, stabilus. A, Tik tada jis gali patirti tą vienybę su dvasia. Nes jeigu gyvenime buvo labai daug prisitaikymo, darimas iš baimės, darimas tam, kad patikti, kad mane įvertintų, taip priimtina sociume, taip reikia, tada šita struktūra, jinai negali atlaikyti dvasios energijos. Ir tada vietoj transformacijos gali prasidėti psichozė, dvasinė krizė, kai prarandama kryptį, priklausomybės, alkoholis, ten ekstremas, meilužiai, ten kažkokios tokio amžiaus mokyklinio, taip, arba cinizmas, neigimas viskuo. Ir čia galima tokią metaforą taip įsivaizduoti, vat, jeigu
mano ta subtilus mano kūnas, jeigu tenai yra labai labai daug blokų, labai labai daug vat, visų tų baimių, kaip ir aš minėjau, kažkokių sprendimų iš ego, taip šviesa pradeda šviesti ir jinai negali prasiskverbti pro tas struktūras. Ir jinai ne tai, kad greuna, jos pradeda irti šviesoje, taip ir tada viskas griūna. Taip, ir kūnas pradeda irgi kentėti, mes tuoj apie tai pakalbėsime. Ir kas gali prasidėti? Gali prasidėti, kad kūnas nustoja toleruoti neekologišką gyvenimo būdą. Taip, ten ir visos tos bemėgės naktis dėl karjeros, ten, kad padaryti darbą laiku, arba ten nesveikas maistas, visi tie vakarėliai, todėl kad taip reikia, taip įprasta ir taip toliau, stresas ir taip toliau, su viskuo to reikės tvarkytis ir su pasiekmėm, ir nu, savo santykius su kūnu sukurti naujus. Ir viskas, kas buvo padaryta jaunystėje, vaikystėje, irgi per tą periodą pradeda klestėti, mes visą tai pamatom. Tai ne veltui sako, kad po 40 pradeda va, čia problemos lysti. Taip, kai šitas procesas užsikūrė, viskas, kas buvo nu, neharmoninga, viskas, kas buvo liktai, nu, mes taip pat sulipdėm ir bus gerai. Taip, ne, nieko taip gerai nepavyks. Taigi reikės naujo režimo, reikės naujo ritmo, gyvenimo pagal tris energijas, taip, ten satva ryte, radžas dieną ir tamas atsipalaidavimas vakare. Miegas, maityba, fizinis aktyvumas ir vėlgi čia yra labai svarbu ne pagal kažkokią sistemą, o pagal save. Tai, kas tinka būtent mano kūnui. Verslas, karjera, taip, gali dingti motyvacija, tai, kas man pažįstama, tai, ką aš dariau, mane nebetraukė. Ir dažnai tai buvo, jeigu žmogus ėjo karjeros keliu, vėlgi nes taip madinga, nes tai geros pareigos, nes tai geri pinigai ir jeigu tai nebuvo pagal jo prigimtį. Ir va tokių klientų yra irgi labai labai daug, kurie įeina į šitą krizę ir supranta, kad jau viskas, daugiau nebenoriu. Ir jeigu žmogus drąsą turi pradėti eiti savo keliu, iš pradžių baisu, bet po to būna malonu. Taigi, jeigu tai buvo vat, savirealizacija, o ne karjera, ir žmogus tikrai ėjo savo keliu, tai per tą periodą atvirkščiai daugiau energijos, daugiau įkvėpimo, nauji projektai, jis jaučia tą srautą, vat, tokią didžiulį energiją, taip, kuri padeda žmogui judėti. Taigi, krizė yra tik tai tada, kai žmogus, nu, tokia rimta krizė, jei žmogus labai labai jau kažkur nutolę nuo savo kelio. Bet jeigu jis eina savo keliu, tai atvirkščiai bus tam tikros transformacijos, taip kažkur reikės tą kelią trupučiuką, na, pakoreguoti, bet bendrai tai bus daug daugiau energijos. Atvirkščiai pakilimas gali būti. O jeigu tai buvo prisitaikymas, pavyzdžiui, darbas ar karjera, nu, reikės kažką paleisti, bet būna tokių, kurie laikosi ir praranda ir sveikatą ir daug ką, būtent dėl to, kad bijo paleisti, nenori arba labai daug įdėta energijos, taip ir jau gaila visą tai paleisti. Šeimoje irgi gali vykti transformacijos, kad santykiai, taip supranti, kad na, netokių norėjai, bet kažkodėl visą laiką gyvenai taip ir sakė, ai, viskas bus gerai, nu, ten dėl kredito, dėl vaikų ir taip toliau. Gali suprasti, kad mano partneris ar partnerė nėra tas idealus tėvas arba ideali mama ir tokios iliuzijos nukrenta, taip. Mm, Ir viskas, kas anksčiau santykiuose buvo toleruojama, tampa nebetoleruojama. Daugiau viskas, aš negaliu to pakęsti, taip žmonės sako. Ir staiga žmonės pamato, kad pas mus skirtingos vertybės, skirtingos vizijos, požiūris, taip į ten kažkokius socialinius procesus. Ir anksčiau nebuvo laiko į tai žiūrėti, ten vaikai maži darbas, o čia staiga
supranti, kad nepažįsti to žmogaus ir kaip mes čia kartu viename bute atsiradome. Bet jeigu tai buvo tikra meilė, tai santykiai atvirkščiai atsinaujina, pagilėja. Tai jau yra ne antroje čakroje, ten seksualinėje, ne trečioje, socialinėje, taip, bet tai jau atsiranda tikra meilė. O jeigu buvo iš prisitaikymo, tai atšalimas. Taip, bet jeigu meilė, tai gali būti ir suvokimas, taip mes esame skirtingi, bet mes esame kartu ir mes brandžios asmenybės ir mes galim vienas kitą suprasti. Ir čia kaip tik vat, dažnai žmonės užsako suderinamumo horoskopą būtent pilną ir klausosi kartu. Ir man tai, aš taip pat siūlau daryti, tai yra labai graži praktika, kada klausosi kartu apie vieną ir tada pažįsta giliau, taip, ir po to apie kitą, ir po to aptarė. Tai tikrai labai taip gražu ir atveria širdis. Toliau tėvystė, santykiai su vaikais irgi gali būti krizė, taip, kad suvokimas, vaikas nėra mano pratesimas, tai liktai tai buvo mano projektas, bet jis nepasiteisino ir vaikas kažkur eina kitur, taip, neįgyvendina mano svajonės, arba sunku bendrauti, taip, kažkaip nėra tų sąlyčio taškų ir kartais ir reikia paleisti, taip, ir neprivartauti vaikų ir nesakyti jiems, kad jie turi kiekvieną savaitgalį atvažiuoti, jeigu niekaip negali susitarti, o leisti jiems praleisti laiką kitaip, o sau leisti laiką praleisti taip, kaip man malonu. Taigi čia turi įvykti irgi toksai suvokimas, kad aš negaliu kontroliuoti vaiko likimo. Ir taip ir yra, kai mes sutinkam turėti vaikus, mes turim sutikti su tuo, kad mes negalėsim ten visko kontroliuoti, nes tai ateina savarankiška siela su savarankišku likimu. Reikės kažkur gelbėtojo kontrolieriaus rolę paleisti, taip, ir tą pasitikėjimą ugdyti. Ir tada santykiai gali išeiti visiškai į kitą lygį. Na ir aišku, pasaulyje žiūra keičiasi, taip, iliuzijos krenta, kad pas mane bus viskas kitaip, negu pas mano tėvus, taip arba kitaip nei pas kažką kitą. Ir čia žlugimas ir tu suvoki, kad pas tave daug kur tu atkartojai savo tėvų likimą, nes kada žmogus priešinasi ir eina iš tuo pasipriešinimo, aš darysiu kitaip, galų gale jis atranda save tame pačiame taške ir prieina ten, kur ir tėvai. Tokia egzistencinė krizė, taip, kodėl visa tai nutinka, kodėl nieko nepavyksta, kokia yra prasmė ir taip toliau, bet kai kuriems ir toks cinizmas atsiranda, nuvertinimas, kad viskas yra beprasmiška ir taip toliau. Bet tuo periodu turi ateiti tam tikri mokytojai, sistemos, knygos ir gyvenimas tikrai siūs, kurie sakys, kad pasaulis yra prasmingas, viskas turi prasme ir viskas čia yra šventa. Ir tada atsiranda toksai sąlytis. Aš ir lygiuose, ir fizinėme, ir socialinėme, ir dvasinėme. Ir suvokimas, kad kiekvienas veiksmas jis turi savo prasme visoje šitoje sistemoje. Taip. Ir kad kiekviena situacija tai yra tam tikra pamoka man ir su meilė parašytas laiškas nuo kūrėjo man. Taigi viskas, kas sukurta iš prisitaikymo, ne iš vidaus, ne iš savęs tikro, viskas bus sunaikinta. Viskas, kas neturi dvasios, meilės, prasmės, neišgyvena šio praėjimo. O viskas, kas gyva ir autentiška, atsinaujina ir pražįsta. Tokia yra taisyklė, tokie yra dėsniai ir tiesiog reikia stebėti, kas vyksta ir tai, kas žlunga, suprasti, kad tai buvo netikra konstrukcija, tai, kas klesti, suprasti, kad tai yra mano. Ir viskas. Aišku, yra pavojus. Pavojus, jei žmogus neeina tokį sąmoningo žingsnio, nežengia, nepaleidžia senų tų konstrukcijų, nesiekia naujo, gali būti destruktyvus procesai, užstrigimas.
kai žmogus laikosi senų programų, įpročių, darbo, santykių ir taip toliau. Ir vis tiek bando įgyvendinti tą ego planą, kaip aš sugalvoju, kaip aš noriu, kad būtų pagal mane, taip, bet nepavyks gyvenimas yra daug gyvybingesnis, jis turi daug daugiau energijos, taigi užbaigti savo planą dažniausiai nepavyksta. Nes energija nebeteka ir tada žmogus gali prarasti sveikatą. Kūno lygos, psichosomatika, išsekimas, traumos, ten perdegimas, kažkokios sunkiai pagydomos lygos ir taip toliau. Nes kūnas be dvasios pradeda nykti. Nes iki to laiko jis ėjo, liktai, vat, kai 12 metų įsijungia sielos energija, taip, po to jau turi prisijungti prie dar tokio stipresnio šaltinio. Ir jeigu neįvyksta, viskas po trupučiuką vyksta degradacijos procesas. Prasmės praradimas, apie ką jau pakalbėjom, ten tuštuma, cinizmas, nuvertinimas viskuo. Savasties praradimas, kai žmogus lyg tai praranda save, seną, bet naujo nekūrė, taip neįeina į tą procesą ir tada užstringa. Nesupranta, kas jis dabar yra, senos programos žlugo, o naujus jis sutikimo neduoda kurti. Na ir apie santykius, taip, kad ir įvairūs tokios kompensacijos, kompensatoriniai procesai, alkoholis, ten ir taip toliau, intoksikacijos, o galbūt cerealai, taip, o net kartais pabėgimas į religiją, vat, kada tai yra netikras tas dvasingumas, taip, ryšys būtent su dvasia, o kada žmogus eina religijos keliu, kada vien ten apeigos ritualai ir tai kartais irgi yra bandymas pasislėpti. Man ten pasako, kaip reikia daryti teisingai pagal sistemą ir aš darysiu. Na, o kokios galimybės šio periodo, jeigu mes priimam šitą iššūkį, o aš tikiuosi, kad visi, kurie žiūri, visi duos tą leidimą. Ir kaip priimti? Viduje sutikti. Gerai, kūrėjau, gerai idėja. Daryk tai, ką reikia, pagal mano dievišką planą. Aš sutinku. Ir išjungti tą tokią aktyvę gyvenimo poziciją. Taip, pažiūrėti, kas vyks, kada jūs paleidžiate. Paleidžiate kontrolę ir stebite. Ir tada jūs matysite, kokios programos turi sugriūti, kurios finansuojamas. Ir galimybės, kad susiformuos nauja tapatybė, kurioje būsite jūs, aš ir taip, aš ir dvasia, aš ir Dievas, aš šaltinis. Ir tada atsiranda galimybė prisimti atsakomybę už savo kelią, bet jau tikrą kelią, kurį finansuoja, taip, kurį palaiko. Atsiranda naujos gyvenimo prasmės, atsiranda susidomėjimas gyvenimo, kai ta krizė praeita, taip tikslas, atsiranda noras tarnauti, prasmingumo jausmas. Ir tai yra toksai vidinis klausimas, kuris turi būti, ko kūrėjai nori, kad aš daryčiau. Ne aš savo sakau, ką aš noriu daryti ir ką aš noriu, kad pasaulis man darytų, o ko iš manęs tikisi. Ir būtent nuo to taško prasideda augimas. Santykiai gilėja, taip, ir ta partnerystė turi tapti gyva, nuoširdį, tikra, į vaikus pradeda tėvai matyti vaikus, tikrus vaikus, ne savo projekcijas, ne savo programos, ne savo scenarius, bet tikrus vaikus. Ir tas metafizinis matmuo atsiranda, kad visas šitas pasaulis yra šventas laukas ir kad mes čia esame kūrėjai. Ir tada turi iš tikrųjų ir praeiti mirties baimę būtent šitame periode. Taigi, jeigu žmogus nuėjo ten, kur kviečia dvasia, į visatą jį visada finansuos. Na, pasidalinkite, prašau, po šio video, kaip jums šitą informaciją, ar jinai jums atsiliepia, ar jinai jums
pasirodė svarbi. Ar jūs jau įžengėte į tą periodą? Galbūt kažkas praėjo jau tą periodą, gali pasidalinti savo įžvalgomis. Ir linkiu jums sėkmės.